Nu ką, labas visiems, sveikinuosi vėl iš savo mašinos. Esu po darbo, važiuoju vėl į sodą. Buvau pasiskiepyti nuo stabligės, pirkau šiukšlių maišų vėl krūvą. Bandysim tęsti darbus toliau. Beje, buvau paskambinęs žmogui, kuris šiukšlės veža. Kaip ir nuo rytojaus turėjo vežti, bet mašina technikiniai ten ar kas ten ruošia. Tai sakė, kad kitą savaitę pradės vežti. Dar vienas dalykas liuvo, tai sako, kad labai rūšiuoti reikia. Nu, tą jau girdėjau, bet sako, jeigu papuls koks metalo gabaliukas ten, žinai, į maišą, tai čia bus blogai. Nu, blemba. Tai jisai papuls, faktas, nu, ten kitoks šiukšlynas, tai ten daug kas gali papulti, ir metalo gabaliukas, ir dar kažkas. Ten, jeigu taip rūšiuoti kiekvieną kamštelį, kiekvieną ten sloiko dangtelį ar dar kažkokį šudeliuką, tai čia, nu, nesąmonė, aš įsivaizduoju, nu, čia bus matyt, kaip čia bus, kai veš. Į ką reikės ieškotis kitų vežėjų, neįsivaizduoju, jeigu čia taip rankėti smarkiai viską, tokiam šiukšlynė, tai čia tiesiog visą tą kiekį, ką dabar esam sukrovę, tai turbūt mėnesį laiko aš čia kraučiau. Beje, šiandien ne vienas, dar padės sesės draugas, tai labai džiaugiuosi, gal pavyks dar nemažai to darbo padaryti. Tai ką, judam. Ką vakaras atėjo, darbus baigiam. Tai laužą užgesinom. Ilgai teko gesinti. Vaizdelis va toks va. Porą sienų nuėmėm. Nu, žodžiu, šiukšlynas kaip buvo. Metalas. Šitą krūvą kuriant. Nei žodžiu. Sumastėm, kad reikia va čia vakas duobę degint. Nes labai arti visur kaimynai. Pavojinga. Va tokių lentų radom. Kiek čia? 3 net. Viena siauresnė. Čia galima į stalą, į suoliukus padaryti. Čia kokie 8 cm gal storė, jeigu nedaugiau. Tai jau tokių nedeginsim, kažkam padovanosim. Nu ir šiukšlinėlis. Tai ką, labas visiems. Šiandien trečiadienis, esu po darbo, važiuoju į sodą.
Planas yra išsikasti duobę. Turiu šiokį tokį sumanimą dėl medienos to kūrenimo. Pagal viską šiandien turėtų atvažiuoti ir šiukšlių reisą padaryti. Susiradau kitą žmogų už tą pačią kainą veža. Tai pagal idėją šiandien turėtų jisai atvažiuoti vėliau. Tai gal pavyks susiderinti, kad ir vežiotų jisai tas šiukšlės man. Žodžiu, važiuoju ir nieko nelaukdamas eisiu kast duobę. Beje, dar prisijungs vėl mano sesės draugas. Tai dviese turėtų nebūti sunku. Sukonstravom turbo laužą, žymiai pagreitins turbūt visą kūrenimą. Labai greitai dega. Taip va įkasėm vamzdį ir pajungiam ventiliatorių. Nei dūmų nėra, nieko va. Tai va dabar tiesiog reikia viską degit ir lauk, kol šiukšlės atvažiuos pasiimti. Nu va, galėsim kepti šašlyką šiandien. Užsikūrė šašlykinę tokią. Nerealiai greitai dega. Tik uždėti ir vėl dėti reikia. O kas svarbiausia, nėra dūmų. Tai niekam ir netrukdo, kai dūmų nėra. Nors nieko mes čia blogo ir nedeginam, tik tai lentas nedažytas jokias. Žodžiu, kūrenam, laužas nerealiai greitai degina malkas. Ir vienas kitas geras dalykas, atvažiavo surinkti šiukšlių. Tai va, iš visos tos krūvos, kas buvo, tai liko va tik tos lovos šaldytuvai, tai čia atskirai naštos į maišus dar sudėt. Tai ta prasme visą tą krūvą per vieną reisą su tokiu dideliu autobusu išvežė. Tai gal jau ne taip ir baisu man čia darosi. O kaip dega. Čia buvo geriausias turbūt sprendimas. Tai žodžiu, tiek laiko dirbom ir išvežė visas šiukšlės mūsų. Tai eisim ko gero kraustyti ten, kur tamsu. Tai taimlapsą greičiausiai čia neišeis man padaryti, nes labai tamsu. Jo, bet bandysim išsivalyti, ir paskui pafilmuosiu, kaip čia pasisekė mums. Nu va, apsimėtėm biškį. Nu dar čia iki pilno buso tai padirbėti yra ką. Nu, bet aišku, yra langų visokių. Iš tikrųjų lentų, prieš tai nežinau, nefilmavau kokia krūva buvo, bet pamažėjo dvigubai turbūt. Labai greit degina tas laužas. Geras sumanymas labai buvo. Rekomenduoju. Tai va dabar jau čia, nežinau, matosi, nesimato kas. Tai biškį apsimėtėm čia. Skudurų kokie minimum 10 maišų. Išnešėm. Tai va, lyg ir
Lyg ir jaučiasi tas darbas jau, kad juda į priekį. Na, aišku, dabar čia kas ten darosi. O gaila, kad turbūt nieks nemato, bet ten ne ką blogiau negu buvo. Tai va, šiandien turbūt biškutį dar padirbėsim. Reikia pažiūrėti, kaip dega laužas. O, kaip karšta. Čia krosnis kaip reikiant. Labai greitai viskas vyksta. Čia atrodo įmetį, nueini, grįžti būna. Jau nieko nėra, tik žarijos. Na ir dūmų nėra. Galima sakyti visiškai. Viskas, šiandien jau baigiam darbą, važiuojam namo. Tai šią savaitę daugiau jau nevažiuosiu. Biškį pakrovėm dar šiukšlių, bet reiso nesurinkom. Dėl to, kad baldus visus atskirai veža ir buitinė technika. Tai dar sukrovėm kokius, taip paėmus gal 20 maišų skudurų. Dar visko ten. Ir grįšiu kitą savaitę darbuotis. Tai toliau krausiu, toliau užsakinėsiu vežimus. Tai pabiškai kaip ir juda viskas. Bet daiktų tai visokių, daiktų čia daiktais nepavadinsi, žodžiu, šiukšlių nerealiai daug. Visur, kur tik galima. Jeigu kažkur būna įmanoma užkišti kažką, tai tikrai užkišta bus. Tam kambarėlį, kur buvau įėjęs tamsu, tai esmė tame, kad ant lubų dar prikrauta. Tai nėra, kad tik tai kambarį, gaunasi dar į antrą aukštą prikrauta daiktų, šiukšlių. Na ir po to, kai išsivalys tas kambarys tuščiai visiškai, eisim toliau į kitą patalpą, kuri taip pat yra prikrauta. Na va, ir kai išsivalysim viską pastatą, galima bus pradėti jį griauti. Tai va, kam įdomu, prenumeruokit, bus daugiau video, parašykit komentarą. Tai ką, iki susitikimo.